Sveiki! Pagalvokim apie tai. Dirbtinio intelekto asistentas. Ne tik tas, kuris atsako į klausimus, bet toks, kuris tiesiog keliauja kartu su mumis. Iš vieno įrenginio į kitą ir svarbiausia, viską prisimena. Skamba kaip ateitis, būtent apie tai ir pakalbėsim. Apie OpenHuman AI, platformą, kuri visą tai bando paversti realybę. Visi matome, kaip greitai tobulėja dirbtinis intelektas, tiesa, bet atrodo, kad kažko vis dar trūksta. Lik ir viskas yra, bet tuo pačiu ne visai. Tad kas ta paskutinė lemiama detalė, kuri galėtų jį paversti, išties gyvų? Pradėkime nuo to, ką jau turime. O turime tikrai daug. Visų pirma, protą. Pagalvokime apie ChatGPT ir panašius didžiosios kalbos modelis. Jie jau išsprendė intelekto galvos ūkį. Jie supranta sudėtingus klausimus, palaiko pokalbį, žodžiu, skaitmeninės smegenis jau turime. Paukščiukas uždėtas. Gerai, protas yra. O kaip balsas? Irgi turim. Technologijos tokios kaip Eleven Labs jau dabar gali sukurti balsus, kurie skamba neįtikėtinai natūraliai, netgi su emocijomis. Taigi pamirškime tuos senus, monotoniškus robotų balsus. Dabar skaitmeniniai žmonės gali kalbėti, kaip žmonės, su jausmu. Protas, balsas, kas toliau? Ogi veidas. Ir čia viskas tiesiog neįtikėtina. Įrankiai, pavyzdžiui, MetaHuman, leidžia sukurti tokius fotorealistiškus skaitmeninius veidus, kad, atskirti nuo tikro žmogaus darosi vis sunkiau, o kartais ir nebeįmanoma. Taigi, sudedam viską kartu, turim protą, turim balsą, turim veidą. Atrodo, receptas baigtas, tiesa, bet yra viena paskutinė, bet absoliučiai esminė kliūtis. Tas trūkstamas ingredientas, kuris neleidžia visoms šioms dalims susijungti į gyvą būtybę. Pažiūrėkime, kas tai per kliūtis? Technologijų srityje yra toks terminas – butelio kakliukas. Tai ta viena pati didžiausia problema, kuri tiesiog užkeša visą progresą ir neleidžia judėti toliau. Būtent toks butelio kakliukas ir egzistuoja, kuriant skaitmeninius žmones. Ir tas didysis butelio kakliukas yra gestai. Taip, paprasčiausi gestai. Pagalvokime apie tai. Be natūralių, realių laikų atliekamų judesių, kurie idealiai sinchronizuojasi su kalba, emocijomis ir situacija, skaitmeninis žmogus, jis atrodo kaip lėlė. Graži, protinga, bet sustingusi. Tiesiog trūksta gyvybės. Bet žinoma, jei yra problema, anksčiau ir vėliau atsiranda ir sprendimas. Ir šis sprendimas yra platforma, kuri visą šią problemą sprendžia pasitelktama, labai gerai mums visiems pažįstama koncepcija. Tai programėlių parduotuvė. Pati OpenHuman idėja yra tiesiog geniali savo paprastumu. Prisiminkime, ką Apple App Store padarė su mobiliaisiais telefonais. Tiesiog pakeitė žaidimo taisyklės. Tai štai, OpenHuman siekia padaryti lygiai tą patį, tik ne su programėlėmis, o su skaitmeninėmis būtybėmis. Sukurti visiškai naują rinką. Jei visai paprastai, OpenHuman AI yra prekyvietė. Turgus, jei norite. Vienoje pusėje kūrėjai, kurie gali kurti ir pardavinėti savo skaitmeninius žmones, kitoje pusėje mes, vartotojai, kurie galime jūs nusipirkti ir naudoti. Viskas vienoje patogioje vietoje. Ir štai čia, šioje lentelėje, matosi visas išskirtinumas. Pažiūrėkime. Konkurentai, tarkim Character AI ar MetaHuman, siūlo tik dalis dėlionės. Vieni duoda pokalbių robotus, kita 3D modelius, o OpenHuman jie sujungia viską. Čia yra ir prekyvietė, ir realaus laiko 3D grafika, ir DI protas. Bet svarbiausia yra sinchronizacija tarp įrenginių ir aišku galimybė kūrėjams iš to užsidirbti. Visas paketas. Gerai, o dabar pakalbėkime apie tuos, be kurių visa tai neįmanoma. Apie kūrėjus. Žmonės, kurie ir kurs visas tas būtybės. Kuo ši platforma juos vilioja? Manau, šis sakinys pasako viską. Sukurk kartą, parduok visur, uždirbs 70%. Kūrėjui tereikia susikaupti ir sukurti savo personają vieną vienintelį kartą. O visa kita, visa sudėtinga infrastruktūra, pardavimai, tuo jau pasirūpina platforma. Ir štai tas magiškas skaičius – 70%. Būtent tiek, net 70% visų pajamų keliauja tiesiai kūrėjui. Tai yra labai dosnu. Ir tai yra modelis sukurtas tam, kad pritrauktų geriausius talentus ir sukurtų visiškai naują kūrėjų ekonomiką. O kaip tas kūrimo procesas atrodo? Iš tikrųjų, stebėtinai paprastai. Viskas susiveda į 3 pagrindinius žingsnius. Pirmas – apibrėžia asmenybę, tiesiog prijungi norimą kalbos modelį. Antras – sukuria išvaizdą, unikalų 3D modelį. Ir trečias – nustatai elgesio taisyklės. Viskas – skaitmeninis žmogus paruoštas keliauti į pasaulį. Ir čia dar ne viskas. Geriausia dalis yra ta, kad OpenHuman duoda visą paketą profesionalių įrankių. Nemokamai.
Ką tai reiškia? Ogi tai, kad norint pradėti kurti, nereikia jokių didelių investicijų. Net vienas menininkas ar programuotojas gali sėsti ir įgyvendinti savo idėją. Gerai, apie kūrėjus pakalbėjom, o dabar apie mus, vartotojus. Kokia iš viso to nauda mums? Dabar ir pažiūrėsime į, ko gero, pačią svarbiausią ir pačią unikaliausią šios platformos funkciją. Ši frazė vienas asistentas, kad ir kur eitum, puikiai viską nusako. Tik įsivaizduokime. Daugiau jokių 10 skirtingų programėlių, kurios viena su kita nebendrauja. Vietoj to vienas ir tos pats asistentas. Jis su mumis keliauja iš telefono į kompiuterį, iš kompiuterio į automobilį, iš automobilio į išmanųjį veidrodį. Kad būtų aiškiau, tiesiog pasiekime vieną dieną su, tarkim, asistente Aimė. Rytas 7 valanda, Aimė pasisveikina su jumis iš išmaniojo veidrodžio. Po valandos sėdate į automobilį, ji jau ten, automobilio ekrane, tęsia pokalbį. 9 ryto biure ji jau padeda tvarkyti darbus kompiuteryje. Per pietus telefone pasiūlo kur pavalgyti, vakare prekybos centre padeda apsipirkti, o grįžus namo per televizorių pasiūlo filmą. Ir tai visą laiką ta pati Aimė, su ta pačia atmintimi. Taigi, jei apibendrintume, kas svarbiausia vartotojų, tai būtų vientisa patirtis. Tas pats asistentas daugiau nei 7 įrenginiuose per dieną, pokalbio kontekstas niekur nedingsta, viskas prisitaiko prie vietos, kur esame, ir persijungimas tarp įrenginių įvyksta greičiau nei per 2 sekundes. Tiesiog sklandu. Gerai. O dabar pakelkime akis šiek tiek aukščiau ir pažvelkime į ateitį. Ką visą tai reiškia ilguoju laikotarpiu? Koks čia tas didysis paveikslas? O vizija yra tikrai drąsi. Sakoma, kad po 10 metų mes nebesinaudosime tomis abstrakčiomis programėlėmis. Vietoj to bendrausime su būtybėmis, personalizuotomis, visada šalia esančiomis skaitmeninėmis būtybėmis. Ir būtent čia slypi galutinis OpenHoman.AI tikslas. Jie nori tapti ne šiaip prekyvotę, jie nori tapti operacinę sistemą visiems skaitmeniniams žmonėms, tapti tuo pamatu, ant kurio bus statoma visa naujos kartos dirbtinio intelekto sąveika. Ir pabaigai klausimas pamastymui. Jei būtų galimybė susikurti savo asmeninę skaitmeninę būtybę, kokia ji būtų? Gal asistentas, gal mokytojas, o gal tiesiog draugas? Verta apie tai pagalvoti, nes tai, kas dar vakar atrodė kaip mokslinė fantastika, labai greitai gali tapti mūsų visų realybė.